Pradedam po mėnesio pertraukos ir vėl sveikučiai visi. Šį kartą padarysim įdomiau. Tai sveikas, Lukai. Sveikas, Gyti. Jo, čia pirmą kartą turbūt taip sugalvojom padaryti. Paprašėm sekėjų mūsų užduoti klausimus. Ir aš manau visai apsimokės, Gyti, šitą laidą net ir paleisti arba visą, arba didžiąją jos dalį viešai. Tai susipažinsit su tuo, kokį mes turinį kuriam šiaip Contribui ir Patreon platformose, o šiaip tai pabandysim atsakinėti į įvairiausius klausimus. Ten mačiau buvo visokių, Gyti, ne? Jo, ten kažkaip paklausė ir pasipylė iš gausybės rago visi klausimėliai, tai aš šiaip juos peržiūrėjau, bet papildomai kažko nesiruošiau, bet specialiai ir nesiruošiau, kad nebūtų kažkokio, nežinau, vėl sąmokslo teorija, kad kažkas kažką čia ruošiasi ir derina atsakymus. Tai specialiai aš tiesiog permečiau maždaug kas ko klausė ir tiek. Ir galvoju, pabandysim taip trumpai minutė dvi, ten ar kažkas tokio ir judėsim. Maždaug pusę klausimų gal per šiandien, o kitą kartą per kitą kartą atsakysim. Tai aš dar labai norėjau, aišku, kad mes gyvai atsakinėtumėm susėdę ant sofkutės, bet dėja mums, kaip visada, problemos yra, tai nežinau, gal kažkada išeis. Labai norėjau tiesiog atsisėdęs ant sofos ir laikydamas telefoną ir kalbėti. Tai dėja, vis tik vėl per kamerą ir vėl per nuotolį, tai... Bet telefoną galim laikyti, tai čia... Jo, aš šonę telefoną turiu, jeigu ką pasižiūrėt klausimą, tai pabandysim atsakinėti klausimus. Šį kartą gal praleisim su klimato kaita visus tos klausimus, kitam kartui pasiliksim ir susitarėm taip, kad po to nesusimaišytumėm. Tai jeigu ar tu, Lukai, ir aš perskaitysiu tą klausimą, tai uždėk ar širdutę, ar laiką uždėk, kad po to būtų aišku, kad mes tą dalyką palietėm ir atsakėm bent kažkiek kažką. Tai jeigu netiks atsakymas, tai galės ten asmeniškai rašyti ir prikaištauti, bet per daug nesiplėsim, nu žodžiu. Tai tokios taisyklės, tai judam, aš nežinau, gal tu gali ir tu pradėti, jeigu kažkokį klausimą jau turi nusižiūrėjęs. Ne, tai gal tiesiog pasakysiu, kad Orai ir klimatas Lietuvoje čia rugsėjo 30 uždaviau klausimą, ko paklaustumėte meteorologo gatvėje ir pasiūliau net ir keletą variantų, tai žmonės kai kurie tiesiai taip ir atsakė, paklausčiau apie dangų, bet realiai buvo įvairių tų klausimų. Tai ką, ir pradedam tada be didelių įžangų. Mindaugas klausė. Paklausčiau, ar meteorologai rinktųsi lietuviškai žiemai universalias padangas? Jo, čia šitas klausimas jau asmeniškai teko manęs klausyti, ar tikrai rinksies. Tai taip, pasirinkom ir aš ir Lukas, mes, žinokit, su universaliom važinėsim. M+S ten padangų žinovai dar pasakys, kad universalios, tai čia ne vien tik tokios, čia ten skirstymas kažkoks dar ir smulkesnis, bet aš jau nesuprantu apie padangas tiek, bet taip, Lietuvos žiemos nėra visiškai tobulos universaliom padangom. Jeigu keitinėjat, tai ir keitinėkit. Rekomenduoju keitinėti, jeigu netingit ir turit noro ir tikrai per sniegus ledus važinėjat. Bet tendencija tokia, kad tos žiemos vis keistėja. Žiemos tikros turim kelias savaitės maksimum, tai tos universalios padangos, jeigu tingit arba nežinau, neturit kažkokio noro užsiimti keitinėjimu, tai važiuokit su universaliom, pamatysit, prasčiau negu žieminės ant sniego, bet tai kaip gazdina čia kai kurie, tai nėra taip blogai. Tai čia irgi turbūt nusiteikimas, nes dažniausiai pamokslauja tie, kurie gal niekad su tom universaliom ir nevažinėjo, nes bent jau taip man sakė žmonės, kurie važinėjo su universaliom, kad truputėlį dramatizuoja žmonės tas universalios. Tai, taip, meteorologai važinės su universaliom padangom. Jeigu jūs norit žinot atsakymą. Čia Mendė jau turbūt klausė šitą dalyką. Taip, išeis ir jau taip. Tai toks atsakymas. Tada Robertas klausė, kokia yra meteorologo diena? Tarkim, ateina naujokas pas jūs ir jums reikia nupasakoti, ką reikės nuveikti per darbo dieną.
tiesiog įdomu, nes patinka meteorologija, norėtųsi rimto atsakymo, o ne, kabutėse, meteorologo diena protarpiais lietinga su pragiedruliais. Tai Jo, taip, čia priklauso, aš jau pradėsiu gyti, jei turėsi ką papildysi, tai priklauso nuo to, kokios rūšies, kabutėse, tas meteorologas yra, nes meteorologija tai yra platus dalykas apimantis viską, bet po tuo meteorologu gali būti visų gerai žinomi sinoptikai, gali būti klimatologai, gali būti meteorologai, sakykime, ten duomenų patikimumo tikrintojai ir panašiai. Tai jeigu taip sinoptikos, tai turbūt jie laikosi griežčiausios darbotvarkės iš visų meteorologų. Tai visų pirma, jeigu taip visą tą dieną trumpai peržvelg, tai ryte sinoptikas ateina, būna tas vadinamas pamainos perdavimas, kur prieš tai naktį dirbęs sinoptikas papasakoja, kokia ten situacija, kokių orų laukt artimiausiom dienom, kokie praėjusiom dienom orai buvo, kaip viskas keičiasi, tada sulaukiam, paprastai pasakius, naujų modeliavimo duomenų. Jie pasirodo ryte, jeigu kalbėt apie Europinį centrą, toliau visą tą informaciją peržiūri, įvertina ir sudaro jau tą pagrindinę prognozę Lietuvos teritorijai iki pietų. Tai pagrindiniai visi darbai būna iki pietų, nes vis tiek reikia tiek tą informaciją pateikti žiniasklaidai, kurie ten ruošiasi jau vėliau po pietų, jiem net ir nelabai patinka. Čia Gytis iš savo patirties jau žinos, kad nelabai žurnalistai mėgsta kažką dirbti po pietų, nes jau jiem reikia ruoštis vakariniam laidom ir panašiai. Tai, bet vis tiek dar po pietų vis tiek lieka tokio darbo, tai ten straipsnius parašo kai kuriem portalam ir panašiai. Vakare, vakare lieka serialų žiūrėjimas. Serialų žiūrėjimas, bet ir šiek tiek darbų vis tiek dar paskutinį kartą peržiūri prognozes, jeigu reikia perspėjimus, peržiūri žemėlapius, nubraižo visos Europos, kur kokie frontai yra, pasitikslina su aplinkiniam šalim, pateikia ir kitas prognozes, jeigu ten žiema, tai vėlgi tiek prieš pietus, tiek vakare yra šerkšno prognozės ir panašiai, bet naktį tai tas budėjimas paliktas tiesiog kaip ekstremaliom situacijom, jeigu būtų ar kažkoks netikėtas orų reiškinys, ar nežinau, bet koks įvykis, kuriam reikia orų informacijos. Tai čia dėl ko, tas naktinis budėjimas pasiteisino ne taip seniai, rugpjūčio pradžioj, kai čia tos audros buvo. Tai naktį iš tikrųjų paaiškėjo, kad jau ten baisu bus, tai tas naktinis budintis sinoptikas ir paleido tuos įspėjimus ir dėl to reikalingas tas budėjimas naktin. Tai čia sinoptiko, o klimatologai, kiti meteorologai, tai jie daugiau užsiima tokiais be griežtos darbotvarkės gal darbais. Ateina, žinot, kam. Tai priklausomai nuo to, ko tu užsiimi. Gali būti pavyzdžiui, klimatologui nuo statybinės klimatologijos iki, nežinau, daugiamečių kažkokių ten prognozių klimato kaitos. Tai įvairus tas darbas gali būti. Jo, aš gal dar tik pridėsiu, kad, tu jau minėjai, kad aišku, yra ten meteorologas ir meteorologai nelygų, nes dauguma žino tik sinoptikus. Tai yra irgi tų pošakių, kažkokių šakų skirtingų, bet jeigu sinoptiko, tai reikėtų turėti galvoj, kad diena labai priklauso nuo to, kas yra už lango. Tai jeigu diena nuobodi, sakykime, orais, saulė šviečia, nieks nevyksta, nei rekordų, nieko, tai toksai pusiau čilas. Visą dieną galima ir taip sakyti, padarai, kas reikia ir tiek. O jeigu kažkokio baisumai, tai tada automatiškai tenka atlaikyti ir krūvį visokių interesantų, arba tiesiog reikia žiūrėti, kad, kaip vystosi ta situacija. Tai čia vėl nuo orų, sakyčiau, priklauso irgi labai stipriai meteorologai tą darbo dieną konkrečiai. Taip, gerai pasakyta. Jo, tai daugiau čia plėstis, aš nežinau, galima, bet
čia visa laida turbūt būtų apie tai, ką meteorologas daro, nes galima čia tiesiog aš labai paviršutiniškai, tu irgi pasakai, nu tai čia iš tikrųjų paviršutiniškai, bet labai plačiai ir nesinori čia plėstis, kadangi norime mes kuo daugiau prabėgti klausimų, tai aš nežinau, nebent kažką dar tu pridursi. Ne, tai viskas čia gerai pasakyta, galima čia iš kiekvieno klausimo gautųsi turbūt po laidą, mes įspaustumėm, patikėkit, bet judam toliau. Meška klausė, kokia orų programėlė tiksliausia, kokią patys turit telefonę? Jo, tik tu laikus uždėk, nepamirškant. Nepamirštu, dedu. Nu, prašau, kokia mėgstamiausia, tiksliausia? Nu, mano mėgstamiausia tai ta, kur primimą turiu, tai Windy ir tu, tas pats, kai mes ten naudojam. Tai aš Windy pripratau šiaip, nors aišku, ir dalykų, kur ten nelabai man patinka, norisi kažkokią profesionaliau viską, kad eitų pasižiūrėti ar išsitraukti, bet Windy tai yra user friendly, sakyčiau, kur gali prognozę pasilyginti bet kokiam taškui. Tai šitą, o daugiau, nu tai jau visos antrailės ten būtų man bent jau, nes Windy aš turiu vienintelę orų programėlę, tai yra ta, kur telefonė visada būna įrašyta ir dažniausiai aš jos netidarinėju. Nu ir Windy įsirašęs, daugiau aš nieko neturiu telefonė, jei kažkam kažkas įdomu, tai aš einu per naršyklę, aš tiesiog stengiuosi neužkišti telefono appsais, kurie tiesiog sukasi background'e ir siurbia man bateriją, tai mano čia toks požiūris. Taip, dar mes paprastiem gal žmonėm, kurie nenori ten žiūrėti į žemėlapius, neturi laiko ar panašiai, tai siūlom dažnai tokią Oras Online programėlę arba Wetter Online vokiečių čia ta programėlė, kuri gana gerai parodo tuos orus. Irgi gerai. Integruota ten ir palydovai, ir radarai, tai visai tokia iš user friendly irgi, kaip sakant, paprastiems žmonėms gal visai nebloga ta programėlė. Jo, bet aš jos neturiu. Tai spręskit patys, nežinau, man ten, jinai gera, bet ne tiek gera, kad aš ją įsirašyčiau, tai man Windy kažkaip geriau, vien dėl to, kad daugiau visko yra, ko man norisi, sakykim, tuo momentu. Tai, bet jau čia kiekvienas, aišku, spręskit pagal save, dar ir kas Ventuskį naudoja, kas čia dar yra. Dabar tą Meteol tie kažkokią paleido programėlę, aš jos nebandžiau, bet, sakau, nuo įpratimo turbūt, nes, aš Windy man patinka, kad yra ne vienas modelis, tai turbūt ir reikėtų kiekvienam žmogui tuo vadovautis, kad, jeigu yra kažkokia tik viena prognozija, tai tada reiktų gal įtariau žiūrėti, o jeigu galima kažką pasilyginti, matot kažkokias keistas raidės ten, tai reiškia, turbūt kažkokie yra modeliai, nes, žmonės ten GFS ar kažkokios kitos dalyvės nesupranta, kas ten per raidės, tai dažniausiai yra modelio pavadinimas, tai jei kažką tokio pamatot, kad gali pakeitinėti ir prognozė tiek pasikeičia, tai reiškia, yra orų modeliai, ir tai jau yra geros programėlės ženklas, sakyčiau, geros orų programėlės ženklas ir tokią jau turbūt galima naudoti ir ten maždaug savo kažkokias mini analizės darytis ir stebėti, kaip ten tie orai prognozuojami. Tai toks turbūt patarimas. Taip, Asta klausė, ar plunksniniai debesys tikrai visada yra ženklas, kad po kelių dienų prasideda lietus? Ne. Dažniausiai taip, lietų gali nulemti arba kritulius, bet tikrai ne visada. Čia jau ne vieną kartą ir esam rašę, kad plunksniniai debesys, bet ne chemtrailai, ne dar kažkas, o tiesiog anticiklono pakrašty arba netoli kažkokiai toliau nuo centro šiek tiek irgi susiformuojant, tiesiog irgi rodo, kad kažkoksai plunksniniai gal debesys, kad kažkoks galbūt miręs frontas, išsisėmęs, išdžiūvęs, kažkokie liekaniniai fronto dalykėliai, tai gali parodyti plunksninius ir jokių kritulių nerodys, kad atneš, kad rytoj lis, bet dažno atveju, sakykime, daugiau negu 50% atveju, tai plunksniniai debesys, bent jau tada, kai juos matom, tai dažniausiai reiškia, kad
12 arba 24 valandos kažkur po pusės dienos ar po dienos palis arba pasnigs, kitaip sakant, bus kritulių, nes frontas artėja, bet pasitaiko išimtis iš taisyklės, tai ne visada tikrai. O čia geras šiaip pastebėjimas ir detaliau patyrinėti, nes mes turim kitų debesų formų duomenų ir tiesiog pasižiūrėti, kas daugiau, sakykime, ar daugiau tų dienų, kai vis dėlto būna lietus, ar kai nebūna lietaus. Spėčiau, kad hipotezė, kad būna daugiau tų dienų, kai būna vis dėlto lietus, bet kaip ir minėjo Gytis, visko pasitaiko ir čia priklauso labai nuo situacijos. Toliau Dainius klausė, kokios yra prognozių laiko patikimumų ribos, tarkime, ar bus patikimi 7 dienų krituliai. Čia kaip kada vėl nuo situacijos. Bendrai tai pasakius, tai šaltuoju sezonu patikimesni, bet irgi ne visada. Toks auksinis standartas, tai tos 7 dienos. Sakykime, nuo 7 dienų jau vis dėlto nepatarim žiūrėti. Aš dar ir mažiau sakyčiau. Aš jau net sakyčiau, 7 dienai tai jau gal ir nežiūrėk iš viso dabar. Taip. Šitą vasarą, bent jau, vasarą gal nerodiklis šitą, bet parodė, kad jau ir 4-5 dienos gali būti visiška nesąmonė, tai iki 3 dienų turbūt yra dar kada po 3 dienų jau su atsarga reiktų žiūrėti, 3, 4, 5 dienas irgi galima kaip ir pasikliauti bent jau tendenciją, bet jau taip atsargiau, o 6, 7 tai jau dar labiau to tikslumo ten sumažėja, bet irgi priklauso nuo žmogaus, kiek jisai geba interpretuoti informaciją. Tai jeigu paprastam žmogui, kuris per daug nesigilina, ką mato, tai aš sakyčiau iki 5 dienų nedaugiau, o jeigu šiek tiek gebat pasilyginti ar modelius, ar kažkokią turit šiokią tokią patirtį orų prognozių stebėjimo, tai galit ir daugiau žiūrėti, bet koks nors pranas iš kaimo pasakytų, kad ir rytojui nieks nieko nesuprognozuoja tiksliai, nes žmogus tikisi tikslumo kas pusvalandį ypatingo, tai taip irgi nebūna, tai čia jau subjektyvumas įsijungia irgi, ką laikom tada tikslu, žinai. Kas tau yra tikslu, tai kiek galima suklysti, turbūt taip reiktų irgi. Man tikslu, kai būna prognozijai 15,4 ir realybė 15,4 laipsnių šilumos. Tai tada prognozijų visai nėra tikslių šitam pasaulyje, turbūt taip. Tai 0% tikslumas. Nes jeigu tokio žmogus tikslumo tikisi, tai tada nebežiūrėkit jūs į tas prognozes, nesigadinkit savo gyvenimo ir neužkniskit meteorologų su savo tom nesąmonėm. Tai čia toks patarimas. Kai sakau, kaip papuola, čia vasarą pats minėjai taip, 4-5 dienos maks, šaltuoju sezonu aš vis tiek būčiau linkęs, iki 7, galima žiūrėti. Bet čia vėl subjektyvus ir sakau, priklauso labai nuo situacijos. Jeigu ten anticiklonas, pavyzdžiui, geri orai ilgai nusistovi, tai 3 dienas tai jau ten visiškai drąsiai, 5-7 kaip papuola. Taip, Simonas klausė, kodėl kai kurie puslapiai teikia prognozes nuo 2 iki 4 savaičių į priekį. Ar yra bent minimali nauda iš tokių prognozių? Čia toks klausimas irgi, jeigu trumpai atsakyti, tai nežiūrėkit jūs tų prognozių. Čia turbūt apie vieno svetainės kalbama, tai jūs pažiūrėkit kritiškai, nors kažkiek jums ten išsipildo, paimkite ir užsirašykit ir po to pasižiūrėkit ten po 2 savaičių ar maždaug bent į tą pusę buvo. Tai visada aišku yra tikimybė, kad galit spėt, kas ten bus po tų 2 savaičių, bet reikėtų čia už to vietą mokėti atskirti orų prognozes nuo kažkokių vidurkinių tų prognozių, kur būna spėja, kokia bus vidutinė temperatūra ir kritulių kiekis, tos vadinamos ilgalaikės prognozijas, kurių žmonės dažniausiai nesupranta, nes tiesiog būna, kaip ir aš irgi rodau visada, bus šilčiau, bus drėgniau, tai tiek įmanoma maždaug pasakyti po 2-3 savaičių, kas bus, bet kiek bus laipsnių tiksliai kažkokią dieną, kiek sušils, tai
po 2 savaičių turbūt nieks nepasakys, nebent netyčia atspės ir tiek. Tai geriau nežiūrėkit, aš jums rekomenduoju į tokias prognozes. Taip, tai dabar vienam iš tokių tinklapių kaip tik pasižiūrėjau. Lapkričio 1, lapkričio 2 diena, žodžiu, bus lietinga, šlapdriba ir +2, +4, naktim minusas ir ten šlapdriba, lietus. Nu taip negali būti, jūs Yra negalite tikimybė, taip kad atspės. Ne, tai kad atspės, tai čia aš galiu, žinai, ir atspėsiu, bet negalima tokių prognozių vertinti, irgi interpretacijos klausimas, negalima jų vertinti, kad tą dieną bus -3. Dabar man pasakė, kad pavyzdžiui, lapkričio 1 naktį bus -3. Nu, gal bus, bet gal ir nebus. Ten lapkričio 28, pavyzdžiui, +1. Nu, moksliškai tai nėra jokio pagrindo tam, o kodėl skelbia jie tokias prognozes, tai čia irgi turbūt dėl paspaudimų, dėl to, pelno. kad jūs žiūrit, tai dėl to ir rašo. Taip, dėl paspaudimų, iš kurių tiesiogiai generuojasi reklamos pajamos. Tai toks yra atsakymas. Prognozijas gali ir metam, ir po 20 metų gali viską suskaičiuoti, nes orų prognozijas yra paremtos matematika ir fizika, tai gali, žinai, kompui duot, visai viską suskaičiuos, bet problema tai, kad, kaip ir sakėm, Stop. Čia jau labai į kitą klausimą užėjai. Erikas klausė iš karto. Kodėl vis nėra tikslios prognozės šiais laikais? Vis tikimasi, ar galbūt, o kodėl, žodžiu, kam tokios investicijos į technologijas, kam vis tiek konkretumo trūksta. Niekaip neišeina užgarantuoti, kad tai bus ir ne kitaip. Žodžiu, kodėl, jeigu tai yra matematika, fizika paremta, kodėl mes negalim suprognozuoti metam į priekį? Vėlgi, šitas klausimas tai jau buvo paliestas anksčiau mūsų. Tai čia viskas, aišku, į tą garsėją chaoso teoriją turbūt susijęta ir tu pertraukiai čia mane, bet esmė tame, kad suskaičiuot gali kiek tik nori į priekį, gali kitai vasarai suskaičiuoti, yra modeliai, gali skaičiuoti, jie suskaičiuos, bet problema ta, kad kuo toliau, tuo realybė nuo suskaičiavimo išsiskiria į šonus, tai visiškai nulis naudos iš tokios prognozijos, tai ką aš dėl to ir sakiau, kad iki 3 parų, tai galima sakyti, sutampa plius minus, ten 4, 5 jau didėja tarpeliai, didėja paklaidos kažkokios ir galiausiai jau po kokios savaitės ar 2 į priekį, tai iš viso jokio ryšio beveik kaip ir nėra, tai kokie ten tie orai bus, tai dėl to ir esmė tame, čia aišku labai plati tema ir kodėl, kaip kas, bet čia jau irgi esam aptarę, kad mes niekada pradėdami skaičiuoti modelį orus, niekada mes tiksliai nežinom, kokios dabar yra sąlygos. Mes žinom, čia debesėlis plaukia, bet kiekvienam taške, dabar įsivaizduokit, kas 10 metrų, kokia yra oro temperatūra, drėgnis, absoliučiai viską reikia žinoti. Tai net ne kas 10 metrų, o kas realiai kas metrą, kas centimetrų 50. Jeigu tu nori tikrai tiksliai visą tą gaut dabartinės sąlygas, tai tu turi žinot absoliučiai viską. Visas pasaulis turi būti vienas termometras. Žodžiu, ir paskui dar nuo tų termometrų įkaitinimo dar iš vis pasikeistų sąlygos. Tai čia taip, kaip ir bent jau kas kilometrą kažkokį ir kas 10 turėtum. Įsivaizduok dabar virš vandenynų, taip skirtai yra bujai, kurie matuoja temperatūrą, ten kažkokį ir laivai, bet iš esmės yra labai daug tų blind spotų, kur nieko nieks nematuoja ir palydovas, bet jeigu apsiniaukia, tai palydovas mato debesis ir jisai tada nieko ten prie paviršiaus nemato. Gali išskaičiuoti, bet tada atsiranda vėl kažkokie primetimai, maždaug modelis ant modelio, nes būna orų modeliai, būna ir vandenynų modelis, būna visokių dar papildomų modelių, nes ne visada viską gali. Tai problema ta, kad yra chaoso teorija,
kaip visada papūsė dūmą kažkokį ir aprašyk matematiškai, kaip jisai juda ir išsisklaido. Tai maždaug tokio lygio problema ir vat, tų pradinių sąlygų nežinojimas iki galo, vat, net tam pačiam Vilniui paėmus. Tai ir orai gali skirtis nuo vieno mikrorajono prie kito ir temperatūra gali būti prie šiaurinės sienos gerokai žemesnė negu prie pietinės ir ten kažkokius vietinius veiksnius nulems. Tai vat viską dar padauginus iš kelių šimtų kartų, tai maždaug va taip ir regioniniu mastu vyksta ir neįmanoma, bet tokių labai daug nežinomųjų daug yra. Tai vat turbūt šitas dalykas būtų problema. Kodėl? Taip, ir jeigu tu jau modeliuoji, dėl ko mes esam kalbėję apie tai, bet jeigu tu jau modeliuoji, tu iškart turi modeliuoti visam pasauliu. Tu negali paimti Lietuvos, negali net ir Europos vien tik paimti, tu turi modeliuoti visam pasauliui ir realiai tada gaunasi žiaurūs duomenų kiekiai, tada lūžta kompai, net ir stipriausi kompai lūžta, o tai reiškia, kad reikia įvesti tuos vadinamus primetimus, vien taip pat ir dėl to, kad tu nežinai, kas dabar yra, bet ir dėl to, kad tau kompas, net jeigu tu ir žinosi, kas vyksta, tau kompas neįskaičiuos to. Tai paprastinti reikia dalykus, nes paprastai sakant, šiuolaikiniai kompai vis dar per silpni, gal taip reiktų sakyti, nes negali suskaičiuoti. Aišku, čia vėl labai plati tema ir nenoriu per daug lyst, aš į triušio urvą, nes jisai labai gilus yra čia iš tikrųjų, bet problema ta, kad viena iš problemų, kad kompiuteriai dar nėra gal tiek pažangus, bet jeigu jie ir būtų pažangus, tai tada atsirastų kita problema, kaip ir jau minėjau, kad mes vis tiek pradinių sąlygų nežinom, tai kad turėsim greitą kompą, vis tiek aš tai nežinosiu, kas kilometrą ar bent jau kas 10 kilometrų kiekvienam pasaulio taške ir aukštį, koks ten yra kažkokios sąlygos. Tai vat čia yra irgi viena iš didžiausių problemų, atmetus kažkokius kompiuterius ar palydovus, ten, kaip sako, turit prisipirkę brangios technikos ir vis nieko neišeina. Tai žinokit, technika yra tik viena problemos dalis iš didelės problemos, tai čia reikėtų irgi turėti. Kitas dalykas, kad tų stebėjimų reikia, o visur neprismaigstysi turbūt termometrų. Taip, tai čia meteorologai tokį juoką turi, ypač užsienio, duok man greitesnį kompą, tai aš tau duosiu blogą atsakymą greičiau. Tai tiek tai Aivaras klausia, tada judam, nes čia pasiliksim prie šitos temos. Aivaras klausia, kas yra aukštas ir žemas slėgis? Ta prasme, aukštas slėgis tai kai oro masė, kuri mus slegia, yra aukščiau ir mus mažiau slegia, ar atvirkščiai. Tai čia jau aukštas slėgis tai yra kas? Kai paprastai reiktų pradėti nuo paprasto dalyko, čia kaip mums paskaitose aiškina. Kodėl iš viso tie slėgių skirtumai atsiranda, tai kodėl čia tie orai apskritai yra planetoje, tai yra nuo paprasto dalyko. Dėl to, kad pirmas dalykas, mes turim atmosferą, yra kažkokia atmosfera prie planetos, o antras dalykas, ta atmosfera, tai Žemė nevienodai sušildoma yra. Dėl to, kad Saulės spinduliai nevienodų kampų krenta į Žemės paviršių, tai dėl to ir pas mus metų laikai yra, mes šiaurėje gyvenam. Tai visi tie slėgių skirtumai ir atsiranda dėl temperatūros nevienodos, įšilimo nevienodo Žemės. Tai nuo to iš pradžių atsiranda slėgio kažkokia yra aukštas ar žemas. Taip, Lukai, tęs toliau ten, ką norėjai sakyti. Tai ką, čia viskas iš esmės pasakyta. Nei oro masė yra ten, sakykime, aukščiau, nei kažkas panašaus, bet tiesiog, jeigu taip fizikiškai, nes aš iš tiksliųjų mokslų pareinu, tai, kaip sakyt, daugiau oro molekulių vienoje vietoje. Dėl ko? Taip, dėl oro temperatūrų, dėl apskritai temperatūros skirtumų, Žemės paviršiaus įšilimo skirtumų, dėl ko tų molekulių ten susikaupia daugiau vienoje vietoje, tai dėl to, kad oras, sakykime, būna šaltesnis. Jis turi, kaip sakyti, savybę leistis žemyn.
ir kauptis vienoje vietoje. Ten, kur oras kyla, ten slėgis žemas, ten, kur oras sėda žemyn, nu, tai mus slegia, vadinasi, slėgis aukštas. Nu, tai... Šiltas oras plečiasi, šaltas traukiasi, o šaltas oras yra sunkus ir vat tokie stumdymaisi sunkaus, lengvesnio oro vat ir iššaukia tam tikrus deformacijas atmosferoje, sakykime, nes slėgis tai yra kažkokia deformacija, nes nevienodas, sakykime, dalelių kiekis stulpe virš galvos, sakykime, taip yra. Tai vat tos deformacijos, tai vat tas netolygumas įšilimo suformuoja kažkokius šaltos oros mases, sroves ir vat po to jau, kai tokie dalykai atsiranda, pradeda stumdymaisi, nes šyla pusiaujas gerokai labiau negu poliaračiai vėsta, tai vat tas judėjimas iš šalto į šiltą ir atvirkščiai, vat ir dėl to, kad planetos atmosfera bando suvienodinti tą temperatūrą, sakykime, paprastai, ir tas iššaukia tokius netolygumus slėgio, tai to oro stulpo. Tai viskas iš esmės dėl to, kad temperatūra, tai nevienoda. Taip, Stanislava klausė, man uždavus klausimą, ko paklaustumėt apie meteorologus, ko paklaustumėt pas meteorologus, jis sako apie debesis. Tai Stanislava, mes esam sukūrę visą tinklalaidę. Šitą temą komentaruose parašysim nuorodą, paremkit mus ir galėsit stebėti šitą mūsų plačiai, visiškai plačiai. Arba jei nenorit remti, tai galit susivest Orai klimatas Lietuvoje, paieškoj debesys ir rasit visokių įrašų, prirašyta tikrai nemažai mūsų yra, čia per tuos 8 metus ten tekstų yra prikurpta, tik tais netingėt susirast. Arba debesų atlasas yra ir lietuviškas, tai tik tais netingėt pasigūglint, paprastai sakant, apie debesis, nes debesis yra iš viso. Irgi galima atskirą valandą kalbėti, tų debesų yra įvairiausių, porūšiais visokiais ir potipiais virš 100, tai atskira mokykla, atskira pamoka, čia gali apie tai irgi ilgai kalbėti, tai reikėtų apie debesis turbūt konkretizuoti, kas jūs domina. Apie debesis halas domina, plunksniniai debesys domina, kumulonimbusai pavojingi, ar kas domina. Tai čia galbūt reikėjo klausimą šiek tiek konkretizuoti. Taip, ir dar turim laiko turbūt vienam klausimui. Tai pasidalinsiu ekranu. Laura klausia, pateikė konkrečią čia situaciją spalio 7, kur Rygos įlankoje stiprūs vėjai, gūsiai, ir klausia, kodėl Rygos įlankoje vėjas stipresnis. Tai jau čia iš karto matosi, kodėl jisai šiuo atveju stipresnis. Dėl to, kad rodiklytės, kaip matot, yra šiaurės vakarų vėjas pučia, tai jau čia automatiškai jisai turi daugiau erdvės įsibėgėti. Plus ten turbūt buvo tas toksai korys, toks centras labiau vėjo, stiprių vėjų zona, taip užtaikė ant tos vietos Rygos įlankoje ir dėl to matosi toksai tamsesnis. Čia jau aišku, aš taip galvoju. Reiktų pasižiūrėti, kokia ten situacija buvo tą dieną konkrečiau. Taip, čia labai tikėtina, kad šiuo atveju susidarė toj vietoj didžiausias slėgių skirtumas, nes vėjas pats atsiranda dėl mūsų jau minėtų slėgių skirtumų. Jeigu, sakykime, oras kyla, atsiranda žemas slėgis. Reiškia, kaip, aš tai suprantu taip, jeigu pakilo kažkoks tūris oro, tai atsiranda tokia pseudo tuštuma, ne visai vakuumas, suprantam, nes jeigu vakuumas, tai uždustumėm, bet jeigu, tarsi trūksta to oro ir į žemo slėgio centrus iš jo pakraščių bando, sakykime, teka oras į žemą slėgį. Teka iš tai, ką ir sakė Gytis, stengiasi planeta atstatyti tą pusiausvyrą ir dėl to atsiranda vėjas. Tai ir šiuo atveju tikriausiai buvo didelis slėgių skirtumas ir aišku, dėl ko būtent gradientas, kaip meteorologai užvadina.
Taip, taip, ir čia dar vienas dalykas, tai pakankamai ilgas kelias tam vėjui įsibėgėti. Vis tiek šita Rygos įlanka, zirga galva, kaip sakant, jinai pakankamai didelį plotą užima. Tai irgi vienas iš tokių faktorių, dėl ko, nu, tas vėjas buvo šiuo atveju stipresnis. Ar jis būna visada stipresnis? Nu, vargu, čia reikėtų gal detalesnės analizės. Nebent tu gyti, žinai. Tai, nu, tai vėjas priklauso labiausiai nuo įsibėgėjimo kelio, tai vanduo yra labai geras dalykas, paviršius įsibėgėti, tai čia tikrai šitas atvejis yra dėl to, kad šiaurės vakarų krypties vėjas, o apskritai, nu, tai vėlgi galima gerai matyti, kad jau einant į sausumą, nu, čia aišku, ne realybė, čia ne faktas, čia yra sumodeliuota, bet virš sausumos visada vėjui sąlygos yra gerokai prastesnės, jisai silpnėja beveik visais, nebent yra ten paskatinamas vėl iš viršaus ar kažkokių slėgio kontrastų, tai tada taip, jisai gali sustiprėti, bet apskritai tai sausuma jį visada lėtina. Reikėtų taip turėti galvoje ir čia turbūt daug kas supranta, kad medžiai ir krūmai dar kažkas, tai čia irgi ne vien dėl to, kad tie augaliukai auga dar kažką, bet jie irgi lėtina ir tas rytų Lietuvoje tikrai, man tikrai pasijaučia Vilniui, kalvos, miškai, Vilniui vėjas tikrai daugelio atveju yra gerokai silpnesnis ir dėl to, kad tas šiurkštumas yra taip vadinamas, nes ne vien medžiai ir krūmai kažkokį gali šiurkštumą sukelti, ir kalvos, tai visa tai lėtina tą oro judėjimą iš aukštesnio į žemesnį slėgį, tai tas vėjas ir lėtėja. O prie vandens jisai turi erdvės įsibėgėti, tai jeigu kažkur jisai lėtesnis, tai galbūt už Vilniaus kažkokiai laukymė jisai galėjo įsibėgėti ir sustiprėti, tai irgi tas būna, tai dėl to yra net ir čia kai būna namus statosi, tai irgi žiūri, ar ten modeliuoja, ypatingai čia dangoraižius, kai stato, modeliuoja vėją, netgi būna modeliuose, žiūri, kaip jisai teka, ar skersvėjai nesusidaro, nes didelė problema prie dangoraižių yra skersvėjai. Tai tiek iš tų klausimų, dar atsakėm tikrai nedidelę dalį, bet šiandienai turbūt užteks ir judėsim prie prognozių.